kągi, šiandien trumpai pašnekėsime apie omega riebalų rūgštis. Na, mokslininkai, tiksliau medikai, ne vieną dešimtmetį akcentuoja omega riebalų rūgščių naudą žmogaus organizmui. Na, įprasta iš tikrųjų kalbėti pagrinde apie omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštis, na, kurios sudaro žmogaus smegenis. Šios riebalų rūgštys netgi pradeda kauptis žmogaus embrione, kai dar yra, na, sakykime, moteris neščia, tiksliau būsimo kūdikio embriono smegenyse. Tačiau, na, yra pamirštama kalbėti apie omega 7 ir omega 9 riebalų rūgštis, bei paminėti ir šitų būtent rūgščių svarbą žmonių organizme. Na, jos ne ką mažiau yra svarbios negu omega 3 ir omega 6, kadangi taipogi yra svarbios žmogaus centriniai nervų sistemai, gerina, sakykime, širdies darbą, padeda įsisavinti kitas riebalų rūgštis. Kalbant apie, sakykime, omega riebalų rūgštis, reikėtų paminėti tai, kad jų organizmas pats nepasigamina ir jas žmogus gali gauti su maistu. Dabar maistas koks gali būti gyvūninės kilmės ir augalinės kilmės. Kažkaip yra įprasta manyti, kad omega rūgštis mes galime gauti vartodami tik žuvų taukus. Na, šita nuomonė iš tikrųjų yra klaidinga, kadangi omega riebalų rūgščių yra gausu ir augalinės kilmės produktuose. Ir netgi drįsčiau drąsiai pasakyti, kad jeigu jau norim gauti pilną kompleksą riebalų rūgščių, verta rinktis ne žuvų taukus, o augalinės kilmės produktus. Dabar kodėl? Pirmas dalykas, vartojant augalinės kilmės produktus, mes gauname omega 3, omega 6, omega 7 ir omega 9. Tuo tarpu, jeigu mes vartotumėm tik tais žuvų taukus, tai mes gautumėm tik omega 3 ir omega 6. Taigi, jeigu pasirinkote augalinės kilmės produktą, reiškia gaunate visas 4 žmogaus organizmui reikalingas omega riebiąsias rūgštis. Vėlgi, reikėtų paminėti ir tai, kad jeigu, sakykime, renkate žuvies taukus, puikiai žinote, kad nemažai yra dabar publikuojama straipsnių ir kalbam apie tai, kad vandenys yra pakankamai užteršti. Ir, pasitaiko tokiu atveju, kad, sakykime, tie patys žuvų taukai yra gaunami iš žuvies, kuri, yra žinoma sugaunama tuose pačiuose vandenyse, kurie, dažnai pasižymi dideliu užterštumu. Šiuo atveju kalbam apie augalinį produktą, jis yra išgaunamas iš augalų, tai yra iš natūralių šaltinių. Antras dalykas, sakykime, dėl ko siūlau rinktis augalinės kilmės omega riebalų rūgščių šaltinį, tai yra tai, kad jis yra tinkamas visai šeimai. Kodėl? Jį gali vartoti kūdikiai, tai yra mamos gali skirti kūdikiams, gali mama netgi besilaukdama kūdikio, tai yra būdama neščia, vartoti šitą produktą, kurio, sakykime, veikliosios medžiagos persiduoda, tai yra omega rūgštis persiduoda ir pačiam kūdikiui. Maitinančios mamos taip pat gali vartoti šitą produktą, kadangi kartu su pienu kūdikis gauna omega riebiąsias rūgštis. Trečia priežastis, kodėl jums reikėtų rinktis augalinės kilmės produktą, omega rūgščių produktą Oilio Vegan, tai yra tai, kad produktas pasižymi neutraliu kvapu ir skoniu. Tai yra dažnai žmonės tiesiog netoleruoja ir nemėgsta žuvų taukų, to vadinamo specifinio skonio ir kvapo. Tai šiuo atveju, jeigu jūs vartojate Oilio Vegan, produktą Oilio Vegan, šito produkto skonis yra neutralus, o kvapas yra labai nedidelis specifinis kvapas, kuris būtent yra būdingas augaliniams aliejams. Todėl šitą produktą galite pilnai skirti kūdikiams, kuriems, manau, šitas skonis bus malonus šito produkto.
Kaip reikėtų vartoti produktą Oilė Vegan? Taip. Produktą Oilė Vegan, sakykime, vartojimas suaugusiems yra gerti po 2 valgomosius šaukštus per dieną, tai yra didelius šaukštus, taip. Vaikams po 1 arbatinį šaukštelį galima maišyti su maistu arba galima tiesiog įpilti produkto šaukštelį ir sugirdyti savo vaikui. Dabar kokiom savybėm pasižymi Oilė Vegan? Šitas kvapas yra priešingai negu žuvų taukų, taip, kuris yra specifinis ir dažnai būna nemalonus. Šiuo atveju produktas turi pakankamai, sakykime, neutralų kvapą. Yra labai silpnas specifinis kvapas, kuris yra būdingas augalinės kilmės produktų. Skonis. Tuoj paragausiu. Skonis yra specifinis, labai silpnas, būdingas augaliniams aliejams. Tai tikrai nėra kažkokių tai aštrių prieskonių, todėl manau, kad jums, jeigu jūs esat suaugę ir jūsų vaikai ir kūdikiai, mielai turėtumėt šitą skonį toleruoti. Jeigu jūs matysite, kad vaikui nelabai patinka, tai gali tikrai maišyti produktą su maisteliais, kuriuos būtent skiriate vaikui. Patį produktą galite įsigyti Lietuvos vaistinėse, o kaina yra prieinama, jinai yra apie 20 keli litai.